Sveiki, esu Jolita, psichologė. Ir noriu trumpai pristatyti, pakalbėti apie tai, kas yra psichologinė pagalba, psichologinis konsultavimas internetu. Ne? Kadangi aš dirbu internetu, tai noriu pristatyti. Iš esmės po COVID laikų, tai darbas internetu jau darosi mums tokia lyg tai kasdienybė, ar ne? Ir mes jau daugiau mažiau visi į tai įsivažiavome, galima sakyti, ir dirbame daugelis mes nuotoliu, tačiau kai mes kalbam apie psichologinį konsultavimą, psichologinę pagalbą, kartais kyla tiesiog žmonėm klausimų. Iš esmės, ta psichologinė pagalba tampa vis dažnesnė ir atsiranda daugiau įrankių psichologam darbui internetu ir žmonėm yra gana patogu pasirinkti psichologą internetu. Ir čia mes pasikalbėsim, kaip tai veikia ir kaip tai pasirinkti specialistą internetu. Ne? Ir čia matot mano svetainę, mano straipsnis ir iš esmės galima sakyti, kad šitą straipsnį aš ir įgarsinsiu. Tikslas šito video yra, galima sakyti, įgarsinti šitą straipsnį, kad žmonėm, kurie nenori skaityti, jie galėtų tiesiog klausytis, apie ką tai yra. Taigi, nuotolinės konsultacijos psichologinės jos yra ne tik patogios, bet yra prieinamos visose įvairiose situacijose ir šalyse, nesvarbu, ar mieste, ar užsienyje, ar kaime nuo šalių kažkur gyvenate, tai pagrindinis pliusas tame yra, kad iš bet kurios vietos galima susisiekti su psichologu, ar ne? Ir tai yra patogu ir daugeliu žmonių tai yra, mes kalbame tuomet ir apie saugumą, jų pačių savijautą, nes jaustis saugiam irgi yra svarbu. Taigi, daugelis žmonių renkasi jau šiais laikais internetinę pagalbą, internetu, jie taupo laiką ir taupo savo pinigus, tuos, kuriuos reikėtų investuoti tiek laiką, tiek pinigus kelionėm. Tai sutaupoma tikrai nemažai. Ir apie saugumą jau pasakiau, ar ne? Tada psichologiniai pagalbos internetu privalumai. Visų pirma, patogumas ir lankstumas, ar ne? Galimybė konsultuotis patogioje aplinkoje, kuri tau yra patogu, jum yra patogu, ar ne? Ir tai reiškia, galima bendrauti iš namų, iš darbo vietos, bet kokioje vietoje, kur jaučiatės saugus. Ir galima pasirinkti tinkamą laiką ir derinti prie savo užimtumų, ar ne? Pietų pertrauka, nes, pavyzdžiui, pietų pertrauka pas mus būna 1 valanda, ar ne, standartiškai. Tai iš esmės, jeigu mums reiktų per pietų pertrauką nuvykti į psichologo kabinetą, mes jau turėtumėm dar papildomai skirti, gerai, pusę valandos, 15 minučių į priekį, 15 minučių atgal, priklausomai nuo miesto, be abejonės, bet tarkime Vilniuje. Ir tai yra patogu, tai yra lankstu. Kitas dalykas, tai mes kalbam apie prieinamumą, nepriklausomai nuo vietos. Daugelis mūsų išeivijos lietuvaičių gyvena užsienyje ir kai kuriem iš jų, jeigu klausotės ar ne, čia galbūt netgi yra sudėtinga, yra kalbos barjerai, kurie neleidžia pasirinkti to šalies specialisto, ar ne, ir norisi tada kalbėti lietuvių kalbą. Taip pat čia mes svarbu paminėti, kad gimtoji kalba yra lengviau išreiškiami, mes jausmus gimtąją kalbą geriau suprantame, bet kokiu atveju, netgi jeigu antroji kalba mūsų gerai valdyta, ar ne, mes kartais vis tiek lengviau išreiškiame, ypač kai kalbame apie vidinius dalykus, išgyvenimus, jausmus, tai lengviau išreiškiame savo gimtąją kalbą. Taigi, nepriklausomai nuo vietos. Privalumas taip pat ir komfortas yra, kad žmonės dažnai jaučiasi patogiau būdami savo saugioje zonoje ir kalbėdami apie savo išgyvenimus, savo sunkumus patiriamus saugioje toje komforto zonoje.
taip, kaip jie nori, taip, kaip jiem yra saugu, taip, kaip jie jaučiasi tame gerai, ar ne? Tada jie gali lengviau išreikšti emocijas, atviriau kalbėti. Laiko ir pinigų taupimas, sekantis punktelis, mes apie tai šiek tiek aptarėme, ne? Tai tikrai sutaupom labai daug laiko, kelionių laiko, sutaupom parkavimo problemas ar ne, tarkim, jeigu specialisto kabinetas iš kažkur yra Vilniaus centre, mes turim reikalų su parkavimu ar ne, kur ir čia galim ne tik kol surandam, kur prisiparkuoti savo automobilį, bet dar ir turėjom susimokėti pinigėlį už tą parkavimą. Labai gerai, kai specialistai turi parkavimo vietą savo klientam, ar ne? Bet ne visada tai pavyksta įgyvendinti, nes tikrai yra problema. Kaip veikia viskas internetu? Visų pirma, apie patogumą mes jau pakalbėjom, kad tai yra viskas labai paprasta, žmogus pasirenka, reiškia, tą savo vietą ir panašiai. Iš kur jisai bus, labai svarbu turėti internetą, gerą interneto ryšį ir kad jis netrukinėtų. Ne? Ir dirbant su manimi, iš esmės nereikia jokių programinių įrangų, mes susijungiame online tiesiog nuorodą, kurią paspaudus prisijungiam, nereikia jokių papildomų programų. Kaip ir pirmoji konsultacija visada yra daugiau susipažinimo konsultacija, susipažinimo susitikimas, kai mes išsiaiškinam, kokie iššūkiai, kokios problemos vargina, kokie lūkesčiai galėtų būti. Prisistatau aš. Pirmą konsultaciją trumpai labai. Ką dabar padarysiu? Esu Jolita, psichologė, šiuo metu studijuoju magistrantūros studijose, taip pat podiplominėse kognityvinės elgesio terapijos studijose, ar ne? Taip pat aptariam konfidencialumą, nes kai mes susitinkam, nepaisant to, kad mes susitinkam internetu, bet viskas yra konfidencialu ir lieka tik tai tarp mūsų. Ir ta pirma konsultacija po mano trumpo prisistatymo ir informacinio pranešimo. Kitą dalyką, ką pasakau, tai apie konfidencialumo ribas, kada mes kalbam, tai kad konfidencialumas, psichologai gali sulaužyti konfidencialumą dviem atvejais. Tai yra, kada žmogui gresia kažkokia grėsmė, tarkim, savižudybės rizika didžiulė, suicidas ir kada vykdoma nusikalstama veikla. Tai jau čia kalbėkim atsargiai, ar ne? Čia jau pagalvokim apie tai. Kad mes psichologai tokiu atveju esame pareigoti iš esmės kažką daryti. Aš asmeniškai nieko nedarau, neinformavus klientų ir nepasitarus su klientu. Tačiau bet kokiu atveju yra tokia taisyklė, ar ne? Na ir tos pirmos konsultacijos tikslas iš esmės vis tiek yra sukurti tą saugų ryšį, kažkokį pagrindą tokį tolimesniam bendravimui. Patogi ir rami aplinka konsultacija, ne? Kas yra labai gerai, kad konsultuojantis internetu yra jum įsitaisyti jum patogioje vietoje, kaip jum yra gerai, ar ne? Ar tai būtų sofa, ar tai būtų fotelis. Jūs galite pasimti kavos puodelio, arbatos puodelį, ar ne? Ir vandens puodelį. Neabejoju, žinoma, kad ir pas psichologo kabinete gyvai šitų dalykų galite gauti. Bet čia jūs turit savo ir savo artimą, galite pasimti pleduką irgi lygiai taip pat užsikloti, įsivynioti, kad būtų šilta, kažkokią foninę muziką įsijungti, ne, jeigu reikia. Jeigu atliekam su klientais meditacinės kažkokias praktikas, tai aš įjungiu muzikytę. Bet iš esmės klientas gali kiekvieną kartą susitikimo metu tą praktiką taikyti, ar ne, kažkokią muzikytę, kažkaip tai ir panašiai. Gerai būtų, kad jūsų aplinka susitikimo internetu nebūtų triukšminga, ar ne, tai nelabai tinka kavinės, atviros vietos, kur jūs negalėsit jausti saugiai, negalėsite kalbėti, ar ne, ryšys trukinės internetinis. Tai va. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai, kad aplinka jūs turėtumėt būti vienas, ne, patalpoje ir panašiai. Būdas vaizdo arba telefono skambučiai. Ne? Dažniausiai vis tik tai būna vaizdo skambučiai,
vaizdo skambučių aš noriu ir prašau. Tai dėl kelių priežasčių. Aš galiu stebėti emocijas, galiu stebėti kūno kalbą, ne, tokiu būdu stiprinant ryšį, tarpusavio santykį kažkokį kūriamą, ne, ko vien tik telefono skambučių to nepamatysi, ne. Telefono skambučiai išimtiniais atvejais galimi, bet, kaip ir sakiau, vis tik tai vaizdo skambučiai dažniau aš reikalauju. Telefono skambutis išimtiniais atvejais, ar ne? Taigi, vaizdo skambučių metu naudojam tokias priemonės kaip, pavyzdžiui, darbui baltos lentos kažkoks dalykas, kažką piešiam, ne, dalinamės ekranu, jeigu reikia vienas su kitu, kad pateikti kažkokią informaciją. Tikrai atsiras laikui bėgant ir kažkokių interaktyvių kortelių, ar ne, dabar aš šiuo metu ieškau intensyviai, kaip galima būtų tam tikrus dalykus pritaikyti internetu. Tų dalykų vis daugėja, tų priemonių psichologam internetu, gaila, kol kas anglų kalba viskas, bet iš esmės įmanoma, ne, einam į priekį. Kaip pasirinkti tinkamą specialistą nuotoliniai konsultacijai? Na, reikėtų atkreipti visų pirma, labai svarbu, kvalifikaciją. Lietuvoje psichologų iš esmės psichologai praktiką gali vykdyti turintis magistro laipsnį. Ne? Tai labai daug gyvenimo mokytojų Lietuvoje. Tai tikrai atkreipkite dėmesį į išsilavinimą. Tada atkreipkite dėmesį į probleminės sritis, su kuriomis dirba psichologai, nes ne visi, pavyzdžiui, dirba su vaikais arba ne visi dirba poromis, su porų terapijos nevykdo, ar ne, kas su nerimu, kas su kažkokiais tai asmenybiniais dalykais, ypatumais ir panašiai. Tai du dalykai. Tai būtina atkreipti dėmesį į išsilavinimą, ar ne? Medicinos ir klinikiniai psichologai šiandien dienai Lietuvoje turi turėti licenzijas, kiti psichologai licenzijų neturi turėti, bet aš tikiuosi, kad tai greitai pasikeis. Ir mes ir kiti psichologai turėsim licenzijas, kas mūsų klientam leis lengviau išsiaiškinti, ar ne, patikimumą. Taigi, kvalifikacija. Specializacija, kaip ir minėjau, ne visi specialistai dirba su tam tikromis schemomis. Jeigu schemomis perskaičiau ir pasakiau, su tam tikrom probleminiam sritim, ar ne? Ir vėlgi yra probleminės sritis labai ilgalaikės, kur mes lendame į vaikystės išgyvenimus kažkokius. Tai būna ilgalaikė kažkokia tai terapija. Ir būna probleminės tiesiog sritis, kurias čia ir dabar mes norim išspręsti. Tai ir tai yra skirtumas, ar ne? Ne visi psichologai yra psichoterapeutai, kaip pavyzdžiui, ir ne visi psichologai gali būti psichoterapeutai, kuom skiriasi. Psichologai dirba trumpą laiką, psichoterapeutai dirba ilgai. Psichoterapeutai dirba su vaikystės išgyvenimais, dažnai su gilesniais, koks tas žodis. Vienu žodžiu, mane supratot. Bet psichoterapeutas gali būti ir psichologo pozicijų, kai pavyzdžiui, vienos konsultacijos ilgumo konsultacija tiesiog, ar ne? Kai tuo tarpu psichoterapeutais nelabai galėtų būti teisiškai Lietuvoje, nes jie turėtų baigti podiplominės studijas arba būti kandidatai į psichoterapeutus, nes kandidatai į psichoterapeutus yra mokomi psichoterapijos ir jie irgi turi jau turėti klientų, ar ne, bet koks dalykas yra, ir aš esu kandidatė į psichoterapeutus, tai koks dalykas yra, kad mes turime informuoti jūs, kad būtent toks mūsų išsilavinimas, kad jūs žinotumėt, kur einat ir jūs jau paskui renkatės, ar ne, pagal patirtį, pagal sukurtą ryšį. Rekomendacijos atsiliepimai. Na, sako, dažniausiai psichologai iš rekomendacijų ir tų klientukų, ar ne, turi.
Tai bet atkreipkit dėmesį, galbūt paskaitykit internete, paskaitykit, kaip tas psichologas ar psichoterapeutas kalba, ką jis kalba, ar ne, ar jūs sukūrėt ryšį su tuo žmogum, prieš susitinkant jau, ką jūs pajaučiat. Galbūt jums svarbios, esu girdėjusi, kad žmonės renkasi pagal nuotrauką, ar ne. Pasižiūrėkit, įsitikinkit, galbūt paieškokit kitų nuotraukos kampų internete, nes kartais mes nuotraukas pateikiam, žinot, tokie mūsų laikai, o jeigu, daug čia nekomentuosiu, suprantat viską. Taigi rekomendacijos atsiliepimai, asmeninis suderinamumas, tai apie tai, ką kalbu, pirma vis tiek yra toks liktai vidinis ryšys, kurį susikūrėt, ar ne, kiek jums tinka tas žmogus, skaitat kažkokius, tai reiškia komentarus, dar kažką to žmogaus ir kiek jums tai tinka, kiek jūs jaučiatės tame su tuo žmogum, ar ne. Ir paprastai irgi pirmą konsultaciją iš tiesų, jeigu taip tiesą sakant, kartais vienos konsultacijos neužtenka, kad patirtumėt tą tikrą ryšį, ar jisai buvo ar nebuvo. Kartais reikia visų 5 ir galbūt netgi daugiau. O kartais atvirkščiai atrodo iš pirmos konsultacijos, oi, labai man tiko, labai patiko, o galiausiai po kokios 5 pasirodo, kažkas ne taip. Ir tai yra normalu, tai gali būti, tai yra pasirinkimas. Dar kad čia galbūt, ko aš nerašiau, bet kad kas jau klauso, tai atkreipkite dėmesį, kad vis tik tai aš rekomenduoju, kad bent jau šiam gyvenimo tarpui, aš taip turiu tokį, reiškia, įsitikinimą, galima sakyti, kad jeigu jūs darėt su senuoju savo psichoterapeutu kažkokią pertrauką, ar nebuvot pas jį metus, greičiausiai būtų produktyviau, jeigu jūs jaučiate, kad ryšys buvo sukurtas, grįžti pas savo pirmą psichoterapeutą, nes jisai jau žino jūsų istoriją, jau daug sesijų jūs sutaupytumėt vien tam, kad jums jau nebereikėtų gilintis į tos pačius dalykus. Aišku, būna kitos priežastys, dėl ko žmonės negrįžta pas savo senuosius psichoterapeutus, bet ir tai yra irgi suprantama. Bet toks akcentas, įsivaizduokit, kad jeigu jūs grįžtat pas savo pirmą psichoterapeutą, jeigu jūs turėjote ten gerą ryšį ir grįžti pas tą patį, tai yra nauda laiko prasme, nes tikrai sutaupot daug, ne vieną turbūt sesiją, kalbėdami apie savo kažkokias vaikystės patirtis. Konsultacijų formatas ir technologijos. Aš asmeniškai naudoju Google Meet ir čia reikalinga jums gauti tik nuorodą, kurią ir gauna mano klientukai nuorodą į elektroninį paštą, kur nereikia nei slaptažodžių, nei kažkokių programų papildomai instaliuoti, ar ne. Tiesiog paspaudžiat nuorodą ir ateinat į susitikimą. O aš jau jūs į susitikimą priimu, patvirtinu. Ir kaip ir minėjau, kad konsultacijos vyksta vaizdu, kad galėčiau jūs stebėti, kad jūs mane galėtumėt stebėti, ar ne. Ir kiek kartais praktikuoju, tame straipsnėje neparašyta, bet kartais šiuolaikiniai psichoterapijai galima vykdyti tokį dalyką, kai mes galime įsirašyti online mūsų sesiją ir jūs galit po to netgi ją analizuoti, netgi namų darbus galiu užduoti, parašyti refleksiją, neišanalizuoti. Ir tai yra labai naudinga, nes pamato dar daug dalykų apie save iš šono. Nes kai mes atsakom patys savo, tai yra efektyviausia. Taip, dažniausi mitai apie psichologinę pagalbą internetu. Tikrai taip. Nuotolinės konsultacijos mažiau veiksmingos nei gyvos. Ir tai yra tikrai mitas, nes tiek efektyvi gali būti gyva konsultacija, tiek nuotolinė. Ir lygiai taip pat atvirkščiai. Neefektyvumas irgi gali būti tiek gyvoji konsultacijų, tiek nuotolinė. Nes efektyvumas priklauso šiek tiek nuo kitų aspektų, o ne nuo ekrano ar ne ekrano, ar ne. Ir daugelis tyrimų rodo, kad konsultacijos internetu sukuriamas tikrai stiprus ryšys tarp psichologo ir kliento. Ir tai padeda tikrai pasiekti terapinius tikslus. Ir tai yra galimybė būti saugioje zonoje ir kas prisideda prie didesnio tokio atsipalaidavimo, atvirumo.
Ir tai yra labai svarbu sėkmingai terapijai. Antras mitas, kad jos nėra saugios. Daugelis žmonių nerimauja dėl tokio privatumo, ne, konsultacijos internetu, o iš tiesų naudojamos platformos tokios kaip Google Meet yra patikimos ir jos užtikrina aukštą duomenų apsaugą. Ir čia taip yra svarbu pasirinkti tokią ramią privačią vietą jau jum patiem, kad galėtumėt patys užtikrinti savo konfidencialumą, kada ateinate į susitikimą internetu. Tada trečias mitas - psichologinė pagalba internetu tinkama tik tai nedidelėms problemoms spręsti. Gali būti naudinga įvairioms emociniams problemoms, emociniams sunkumams spręsti internetinę psichologinę terapiją ir tai nesvarbu, kad tai gali būti laikini iššūkiai, tai gali būti viena konsultacija tikrai ir tai gali būti ilgalaikės problemos. Ir ar tai jums nerimas, ar tai santykių iššūkiai, ar traumos asmeninės. Psichologas gali pritaikyti terapiją tiek gyvai, tiek internetu kliento poreikiams. O internetu konsultacijos jos suteikia galimybę gauti, kitaip sakant, suteikia galimybę nepriklausomai nuo sudėtingumo. Ketvirtas mitas - konsultacijos reikalauja daug techninių žinių. Turbūt jau supratot iš ankstesnių mano pasisakymų, kad tikrai ne. Jums reikia paspausti tik vieną nuorodą ir paspausti įeiti į susitikimą, ne? Ten kažkaip panašiai taip vadinasi, prisijungti prie susitikimo, ne? Tai ko jums reikia? Jums reikia kompiuterio, jums reikia mokėti įsijungti kompiuterį, įsijungti naršyklę, atsidaryti elektroninį paštą, turėti kamerą, turėti mikrofoną, būti pajungus ar ne? Ir viskas, daugiau jokių kitų įgūdžių jums nereikia. Patogiai įsitaisyti įgūdis. Užsiregistruoti psichologiniai konsultacijai internetu yra gana paprasta. Šiuo metu atkreipti dėmesį yra taikomas tam tikros nuolaidos. Pirmai konsultacijai planuoju visai neužilgo kažkada tai paleisti tokį projektą socialiai remtiniem asmenim vieną kartą į savaitę. Vieną konsultaciją, gal 2 konsultacijas skirti tiem žmonėm nemokamai, bet projektas čia dar tik tai idėjų lygmenį, bet iš esmės ką reikia padaryti, tai reikia pasirinkti laiką, čia yra nuoroda svetainė, ar ne, tai reikia pasirinkti laiką, bet jeigu paspaudus ant jos, nieko čia man nesispaudžia dabar ant jos, ar ne, bet nesvarbu. Bet mano svetainį, jeigu užeisit, va čia paspausit rezervuoti laiką internetu, iškris kitas puslapis, pasirinksit individuali konsultaciją ar porų ir ten rasit. Tai reiškia pasirinkti laiką, atlikti registraciją, tai reiškia susivesti savo duomenis. Tada gausit patvirtinimą elektroniniu paštu, kad užsiregistravot. 24 valandas iki sesijos pradžios jūs gausit priminimą apie tai, automatinį priminimą apie tai, kad bus sesija. Reikėtų kartais patikrinti spam dėžutę, šlamšto dėžutę, nes kartais pas kai kurios klientus nuėjo tenai. Tada pasiruošti jums reikėtų konsultacijai, tai pasirūpinti patogią aplinką, saugią aplinką, saugių ryšių internetinių ir kad tai būtų gana kokybiška iš jūsų pusės, kad ką patikrinti, ar ne? Taigi, toliau ir čia straipsnis baigėsi. Ane, straipsnis baigėsi. Tai tiek aš ir norėjau pristatyti šitą straipsniuką ir nebijokit, nedvejokit, jeigu tikrai jaučiat, kad reikia jums pagalbos, jeigu norit, reiškias, emocinio kažkokio palaikymo, ar jaučiat, kad gal kažkiek tai nedrąsu, tai drąsiai klauskit, atsakysiu jūsų klausimus, galite rašyti elektroninių laiškų dalykus, galite skambinti, ne? Tai va, daugiau informacijos jolitasarokinaitė.lt. Myliu, gerbiu, laukiu ir ačiū už pasitikėjimą tiem, kurie jau buvot su manim.
ir tikiuosi nenuvilti tų, kurie dar ateis pas mane. Iki.